The Formula for Strategic Planning, Brian Tracy. Who is jo, who is competing competitors? Reikia žinoti savo konkurentus ir tuos, kurie pasiekė geriausių rezultatų. Išnagrinėti jų veiklą, kokius dalykus daro ir tuos dalykus, kurių tu nedarai, pasiimti pas save, pritaikyti savo veikloj ir dar jos pagerinti, jeigu supranti kaip. Taip, tai dar paminėjo, kad kaip padaryti daugiau pardavimų. Tai dažniausiai galvojama, kad sumažinti kainą. Jeigu aš sumažinsiu kainą, gausiu daugiau pardavimų. Bet turtingiausias žmogus pagal Brian Tracy informaciją yra bičas, žmogus asmenybė, kurio pavardės vardą neužsirašiau. Jam priklauso parduotuvių tinklai, tokie kaip, kurie pardavinėja brangių dizainerių, brangių firmų produktus, tokius kaip Dolce Gabbana, Guess ir panašius, kurių kaina yra sudaryta iš to, kad kitas žmogus pamatęs tą rūbo emblemą suprastų, kad tu žy mokėjai, kad jis yra brangus. Žodžiu, tai jisai nori pasakyti tuo, kad maža kaina tai nėra kertinis aspektas, kuris lemia daug pardavimų. Tai nebūtinai turėtų būti žemiausia kaina. Dar paminėjo 3% faktorių. Tai yra išstudijavus galimus scenarijus. Ir tie scenarijai, kurie yra 3% ar daugiau šanso, kad įsipildys, ta prasme, scenarijai, tokie scenarijai, kurių nenorėtum, kad būtų. Tai jeigu vienas iš tų scenarijų turi 3% galimybę išsipildyti, privalai jam pasiruošti, privalai jį apsvarstyti ir jam pasiruošti, turėti įrankius pasiruošti. Nes paminėjo, kad menedžeriai, kurie gal jauni, jeigu nesuklysiu, neįvertina tų mažų galimybių ir tos mažos tikimybės scenarijai padaro žalą. Tai 3% faktorius. Tai dar minėjo, kad writing down, viską rašytis, nes užsirašius tai atsiranda kažkokia tai magija, atsiranda jo. Tai toliau
stipraus kompas. Jo, tai vat, manau, kad toks trumpas video, daugiau klausimų yra ir daugiau teiginių, žymiai daugiau, kol kas tiek.